2025 m. gegužės 10. Šis alpinistas atmerkė akis. 1860 metrų aukštyje Vašingtono valstijos Šiaurės kaskadų kalnuose. Jis to nežino, bet jis buvo be sąmonės 3,5 valandos šaltame, stingdančiame sniege. Jo kaukolė yra įskilusi, šonkauliai sulaužyti, o iš ausų teka skysčiai. Jis pakelia akis ir pamato savo kopimo draugų kūnus, susipainiojusius aplink jį virvėse, o šalmai ir įranga išmėtyti aplinkui. Vienas iš jų tą rytą prieš išeidamas žmonai pasakė, kad ją myli. Jis šaukė jų vardus, bet jokio atsako. Kas nutiko toliau, beveik neįtikėtina. Sveiki atvykę į Extreme. 2025 m. gegužės 10 d. 4 draugai išvyko iš automobilių stovėjimo aikštelės prie SR20 Vašingtono Šiaurės kaskadų kalnuose maždaug 10 po 6 ryto. Ta diena jų tikslas buvo North Early Winter Spire kalnas, kuris iškyla 7760 pėdų virš jūros lygio, o nuo slėnio dugno kyla apie 1000 pėdų techninio laipiojimo siena. Jis yra maždaug 16 mylių į vakarus nuo mažo Mazamos miestelio. Viena iš tų komandų vadovavo Vishnu Irigiredi. 48 metų amžiaus ir kilęs iš Indijos, Vishnu nuo nieko pakilo iki Fluke Corporation Everett, Vašingtone, inžinerijos viceprezidento. Jis buvo puikus komandos vadovas, mėgęs kopinėti į kalnus ir tai darė daugelį metų. Jis daug pasakojo savo darbo kolegoms apie kopimą į kalnus. Kai grupiai reikėdavo žmogaus, kuris perskaitytų maršrutą, įvertintų sąlygas ar priimtų sprendimą esant spaudimui, tai būdavo Vishnus. Patirtimi jam prilygo Timas Sven, 63 metų vietnamietis amerikietis iš Rentono, Vašingtono valstijos. Ramus ir patikimas, jam nereikėjo savęs afišuoti, jis tiesiog žinojo, ką daryti. Jis ir Vishnu šiai grupiai suteikė visą reikiamą patirtį kalnuose. Jie kartu kopė daugybę kartų anksčiau ir buvo aktyvūs alpinistų socialinėse platformose. Kiti du vyrai turėjo mažiau patirties, bet nebuvo pradedantieji. Aleksas Martinenka buvo 36 metų ukrainietis imigrantas, kuris kartu su žmona Olga persikėlė į Ramiojo vandenyno šiaurės vakarus, įgyvendindami bendrą svajonę. Jis pradėjo užsiimti techniniu laipiojimu tik maždaug prieš metus, iki to šeštadienio. Ta rytą prieš išeidamas jis pasakė žmonai: geros nakties, myliu tada. Ir galiausiai Antonas Telikas, 38 metų programinės įrangos inžinierius iš Sietlo. Jis turėjo 13 metų žygiavimo patirties, bet daug mažiau patirties kopiant su virvėmis. Tačiau jis manė esąs saugiose rankose, arba bent jau taip galvojo. Šie 4 vyrai priklausė Paddle Outdoor Adventurers, žygių ir laipiojimo susitikimų grupiai. Iš pirmo žvilgsnio jie beveik neturėjo nieko bendro, skirtingo amžiaus, iš skirtingų šalių, skirtingų profesijų. Bet jūs žinote, kai būna su kai kuriomis draugų grupėmis. Susitinki ir kažkur pakeliui metai bei praeitis tiesiog nustoja egzistuoti. Būtent taip ir buvo šį kartą. Jie susitikdavo savaitgaliais, kad pamirštų darbą, gyvenimą, atsakomybės ir tiesiog pabūtų kartu. Jie jau buvo kopę į vietinius kalnus, palaipsniui rinkosi vis sunkesnius maršrutus ir sukūrė tokį pasitikėjimą, kokį gali užsitarnauti tik būdamas su kažkuo surištas virve ant sienos. Šis konkretus kopimas buvo tiesiog dar viena savaitgalio išvyka, proga atsipalaiduoti, pabendrauti ir įveikti naują maršrutą. Jie sąmoningai pasirinko šeštadienį, kad galėtų grįžti namo iki vakaro ir sekmadienį su šeimomis atšvęsti motinos dieną. 6:10 ryto jie užsidėjo kuprines ir pradėjo kopti į tamsą. Kalnas yra 7760 pėdų virš jūros lygio, tačiau jie nekopė viso šio aukščio vertikaliai. Maršrutas iš tikrųjų prasideda nuo žiauraus stataus žygio per sniegu užpildytą slėnį, kad pasiektum kalno papėdę. Tikrasis kopimas prasideda vietoje vadinamoje ankstyvo žiemos kuluaru. Tai aštrus, siauras ledo ir uolų kanalas, kuris kyla tiesiai aukštyn šią milžinišką 335 metrų vertikalią sieną tiesiai į viršūnę. Ta diena planas buvo įveikti šią sieną 2 virvių komandomis. Kiekviena komanda judėtų susirišusi virve, vienas žmogus lipa į priekį, o kitas laiko virvę, kad jei kas nors paslystų, partneris galėtų greitai jį sulaikyti. Prieš prasidedant kopimui, grupiai teko spręsti rimtas problemas. Vienas alpinistas atvyko su slidinėjimo žygių batais vietoj tinkamų alpinizmo batų. Tai tas pats, kas ateiti bėgti maratoną su teniso bateliais. Kitas neturėjo tinkamos striukės aukščiau vyrausiančiai temperatūrai. Tai buvo nedidelės problemos, todėl jie nusprendė greitai kopti prieš patekant saulei ir kol ledas dar nebuvo sušilęs.
Jei jie nusileistų pakankamai greitai, visa tai neturėtų reikšmės. Tačiau tą dieną sąlygos kalne buvo turbūt pačios blogiausios, kokias tik galėjai pasirinkti greitam kopimui. Žiūrėk, šio maršruto vadovas pateikė specialų įspėjimą. Šio maršruto niekada nereikėtų bandyti, esant šiltai temperatūrai. Užšalimo lygis turi išlikti žemiau nei 5000 pėdų. Viso šio maršruto įveikimas priklauso nuo šalto, sušalusio sniego, kuris laiko jūsų kates, ir sušalusio ledo, į kurį galima įsmeigti metalinius inkarus, prie kurių tvirtinate virvę. Kai temperatūra pakyla virš nulio, sniegas tampa minkštas ir šlapės. Ledas praranda tvirtumą, o inkarai, įranga, nuo kurios tiesiogiai priklauso jūsų gyvybė, tampa nepatikimi. Deižė, 2025 m. gegužės 10 buvo karšta diena. Paskutinė žemiau nulio temperatūra tame aukštyje buvo užfiksuota prieš 55 valandas. Ankstesnės dienos popietė temperatūra buvo pasiekusi 53 laipsnius, o pačio kopimo metu visą dieną temperatūra svyravo tarp 40 ir 45 laipsnių. Todėl sniegas po jų batais buvo minkštas ir šlapės. Uolos buvo slidžios nuo varvančio vandens, o metaliniai ledo sraigtai, kuriuos jie atsinešė įsukti į kietą sušalusį ledą, tvirtinimo taškams sukurti, buvo ištraukiami iš pliurzos dar nepasiekus pusės kelio į viršų. Gegužės 10 vidurdienį 4 vyrai buvo toli nuo vietos, kurioje planavo būti. Minkštas sniegas ir šlapios uolos juos labai sulėtino ir po 6 valandų kopimo viršūnės dar nesimatė. Tai buvo rimta problema, nes rekomenduojamas laikas, kada tokiais maršrutais reikia apsisukti, yra nuo vidurdienio iki 1 valandos. Nes ryto šaltis išlaiko sniegą ant kalno tvirtą, o saugos taškus patikimus, tačiau popietė atneša šilumą, o šiluma tirpdo sniegą, todėl leidimasis žemyn tampa gerokai pavojingesnis. Tačiau Antonas ir kiti toliau kopė. Tiesą sakant, aš tikrai nežinau kodėl. Galbūt po valandų praleistų tame kalne, kai viršūnė buvo visai šalia, pasitraukti atgal atrodė kaip išdavystė viskam, ką jau buvai paaukojęs. Ir tiesą sakant, kai pasiduodi momento įkarščiui, lengva pateisinti riziką. Tiesiog nuleidi galvą ir sakai sau, ei, tai bus puikiai istorija anūkams. Valandas jie kopė aukštyn kuluaru. Sunku paaiškinti, bet tame didingame kalnų tyloje jauti labai ypatingą ramybę. Likęs pasaulis tiesiog išnyksta. Negalvoji apie darbą ar kasdienio gyvenimo stresą. Vienintelis garsas tame kalne buvo apkaustų traškesys ant ledo ir jų kvėpavimo ritmas kylant aukštyn. Apie 17:30 po 11 valandų žygio ir kopimo jie pagaliau pasiekė poilsio tašką, vadinamą Notch, maždaug 7400 pėdų aukštyje. Jie buvo įveikę apie 900 pėdų tos sienos. Tikrasis viršūnės taškas, kurį jie norėjo pasiekti, buvo vos 200 vertikalių pėdų virš jų. Tas atstumas skamba kaip niekis, ar ne? Tai trumpiau nei miesto kvartalas. Tačiau techninėme alpinistinėme kopime tie paskutiniai 60 metrų būtų sunkiausias tos dienos kopimas, nes jie būtų visiškai atviri ant atviros vertikalios sienos. Po džiais būtų tik oras ir kuluaras, kurį jie ką tik įveikė. Šiltomis, drėgnomis sąlygomis, kai rankos pavargusios, o minkštas sniegas neleidžia tvirtai įsikabinti kramponais, tie 60 metrų gali lengvai užtrukti dar 2 ar 3 valandas. Bet jie neturėjo 2 ar 3 valandų. Pradėjo kristi lengvas sniegas, dienos šviesa beveik baigėsi, o namuose jų laukė tas motinos dienos pažadas. Nenorėtumėte išbandyti, ką gali padaryti leidimasis žemyn rimtu alpinistiniu maršrutu sutemus? Višnus buvo per daug patyręs, kad padarytų tokią klaidą, todėl jie nusprendė apsisukti ties Notch nepasiekę viršūnės. Nes dienos pabaigoje pasiekti viršūnę nėra svarbu, jei nenusileidė žemyn. Jie norėjo iš tikrųjų likti gyvi ir patys papasakoti šią istoriją savo anūkams. Jie turėjo 2 būdus nusileisti žemyn. Jie galėjo pereiti į vakarinį kalno šlaitą, iš esmės į užpakalinę pusę, kur ankstesnės alpinistų grupės jau buvo įtvirtinusios tvirtinimo taškus uoloje. Tai tarsi paimti jau pastatytas kopečias, prisisekti, nusileisti, surasti kitą stotį, vėl prisisekti ir taip iki pat apačios. Arba jie galėjo leistis tiesiai žemyn, tuo pačiu ankstyvo žiemos kuluaru, tuo pačiu stačiu šlapiu grioviu, kuriuo ką tik 11 valandų kopė aukštyn. Sprendimas buvo greitas. Prieš 2 dienas, dar prieš šį kopimą, jie iš tikrųjų aptarė savo nusileidimo maršrutą ir nusprendė laikytis ankstyvo žiemos kuluaro. Lengva suprasti, kodėl tai buvo.
Jie pažinojo tą vietovę ir jau buvo ją matę, todėl neturėjo būti jokių staigmenų. Tačiau prieš pradėdami leisti žemyn, jie padarė vieną protingą dalyką. Jie išsiuntė žinutę savo InReach palydovinių ryšio įrenginių draugui namuose, iš esmės sakydami, štai mūsų GPS koordinatės, mes leidžiamės žemyn. Dėl visa ko. Ir čia prasideda tikroji istorija. Nusileisti sudėtingu alpinizmo maršrutu nėra tas pats, kas grįžti tuo pačiu keliu. Alpinistai netiesiog nusileidžia pėsčiomis, jie leidžiasi su virve ir tai vyksta taip. Alpinistas pirmiausia turi perverti virvę per prie sienos pritvirtintą tvirtinimo tašką, tada atsilošti atgal į atvirą orą ir leistis žemyn uolos paviršiumi, greitai valdydamas prie savo apraišų pritvirtintų trinties įtaisų. Kai jie pasiekia virvės galą, sustoja, suranda vietą uoloje ir įrengia naują tvirtinimo tašką, tada iš viršaus nusitraukia virvę, perveria ją per naują tvirtinimo tašką ir leidžiasi toliau. Nusileidimas po nusileidimo. Tvirtinimo taškas po tvirtinimo taško, taip iki pat apačios. Kadangi jau buvo vėlu, Antonas ir kiti susijungė į vieną 4 žmonių komandą. Laikas senka ir jei jie liktų 2 atskiromis komandomis, kiekvienoje stotelėje tektų įrengti 2 skirtingus tvirtinimo taškus ir tvarkyti 2 skirtingas virvių sistemas. Tai užtruktų amžinybę. Susijungę visi 4 alpinistai galėjo nusileisti tą pačią virvę kiekvienoje stotelėje, naudodamiesi tuo pačiu tvirtinimo tašku. Tai gerokai greičiau, tačiau kartu kyla siaubinga rizika. Visų 4 gyvybės priklauso nuo vieno vienintelio gedimo taško. Jei tas vienas inkaras neatlaikys, visi kartu su juo kris žemyn. Jie pradėjo leisti žemyn tais pačiais virvėmis, kuriomis anksčiau kopė aukštyn. Pirmieji 3 nusileidimai virvėmis praėjo taip sklandžiai, kad Antonas tikriausiai jau svajojo apie namus. Tačiau per 4. nusileidimą pirmasis alpinistas pasiekė virvės galą, ieškojo uolos sienoje, prie ko galėtų pritvirtinti virvę, kad galėtų tęsti nusileidimą, bet nieko nerado. Akmuo buvo visiškai lygus. Jie nerado ne vienos saugios vietos, kur galėtų pritvirtinti savo įrangą. Nėra jokių išsikišimų, aplink kuriuos būtų galima apvynioti kilpą. Vienas iš 3 vaikinų nusileido su virve kartu su Antonu, bet jie nieko nerado. Ataskaitose nebuvo nurodyta, kas tai buvo, bet logiškai mąstant, tai galėjo būti Višnus, nes jis buvo labiausiai patyręs. Įsivaizduokite tai, jei galite. 2 išsekę vyrai stovi beveik tamsoje, su žibintais ant galvos, siaurais spinduliais apšviesdami šlapią granitą, skubiai spaudžia ir tikrina uolos paviršių, ieškodami kažko, bet ko, kas galėtų laikyti virvę. Nes kiekvienam nusileidimui reikia tvirtinimo taško, o be tvirtinimo taško nėra kaip nusileisti. Šaltis skverbėsi per jų odą. Laikas senka. Jiems reikėjo rasti būdą pasišalinti iš šios kalno dalies. Timas nusileido žemyn, kad prisijungtų prie paieškos kitoje sienos pusėje, kai jo ranka tamsoje užčiuopė kažką pažįstamo. Tai buvo pitonas, metalinis smaigas maždaug didelio vinies dydžio, kurį alpinistai naudoja kaip tvirtinimo tašką. Šį buvo įkalę nepažįstama alpinistų grupė ir paliko ten. Jis buvo senas, nugairintas ir surūdėjęs. Niekas nežinojo, kada jis buvo ten įkaltas ar kaip giliai įėjo į uolą. Po visko, ko siena jiems nedavė, tas surūdėjęs pitonas atrodė kaip išsigelbėjimas. Taigi visi 4 susibūrė toje vietoje, pritvirtino 2 kilpas ir užsukamą karabiną per pitono skylutę. Pirmasis alpinistas saugiai nusileido žemyn. Taip pat ir antrasis. Trečiasis buvo pakeliui žemyn uolos paviršiumi, kai tai įvyko. Vieną akimirką jis atsargiai leidosi žemyn uolos paviršiumi. Visas jo svoris atsidūrė ant virvės, kai pitonas tiesiog išsitraukė iš uolos kaip klibanti vinis, slystanti iš išdilusios skylės, kuri jau nebelaikė. Įspėjimo nebuvo ir kadangi visi 4 vyrai buvo sujungti tą pačią virvę, tuo pačiu tvirtinimo tašku, jis nusitempė visus kitus kartu su savimi. Per tą akimirkos dalį visi 4 alpinistai slydo, vertėsi, blaškėsi ir trankėsi per sniegą ir uolas. Dar 120, 150 metrų. Kol jie staiga sustojo kažkur žemai Raguvoje, kurį ką tik buvo atsargiai kopę valandų valandas. Tada! Tyla. Absoliučiai siaubinga tyla. Apie 22 valandą Antono akys prasimerkė ir pirmas dalykas, kurį jis pajuto, nebuvo skausmas. Buvo šalta, beveik nepakeliamai šalta. Jo galva tvinksėjo tokiu ritmu, lyg ją daužytų kūjis. Jis pakėlė ranką prie veido ir pajuto kažką šlapio ir lipnaus. Jo šonkauliai siuntė aštrius, skausmingus impulsus per visą kūną. Ar jo kojos vis dar veiks? Jis neturėjo jokio supratimo.
Jis pašaukė savo draugus. Višnu, Timai, Aleksai, kelkitės. Džis purtė virves, į kurias buvo įsipainiojęs, laukdamas aimanos, atodusio, keiksmo, bet ko. Nieko nebuvo. Anton buvo sužeistas vyras, kuris ką tik nukrito 400 pėdų nuo apleisto kalno ir prarado visus 3 savo draugus. Jokių kaktinių žibintų, ne vieno gyvo draugo šalia. Nebuvo jokio būdo pranešti, kad jam reikia pagalbos. Jis nekabojo ore, bet taip pat nenusileido ant lygios, saugios atbrailos. Jis gulėjo ant šono, ant stataus, slidaus šlaito, padengto giliu, sunkiu sniegu. Tai buvo vienintelis dalykas, kuris neleido jam nuslysti dar žemiau nuo kalno. Buvo visiškai, siaubingai tylu. Kadangi jie buvo įstrigę šiame milžiniškame akmeningame kuluare, kalnas tiesiog prarijo kiekvieną garsą. Kai Antonas pašaukė į tamsą ir niekas neatsilietė, jis suprato, kad nesvarbu, kaip garsiai jis šauks, niekas jo neišgirs. Nebuvo jokių praeinančių žygeivių, jokių vėlai vakare lipančių alpinistų, o greitkelis buvo per toli. Jei jis rėktų, kalnas tiesiog prarytų garsą. Kad išgyventų, jis turėjo tik vieną pasirinkimą. Jis turėjo išsivaduoti, kažkaip atsistoti ant kojų ir leistis žemyn nuo kalno. Dauguma žmonių atsidūrę tokioje situacijoje tiesiog atsigultų ir leistų hipotermiją juos nugalėti. Tai ką padarė Antonas, beveik neįtikėtina. Jis atsistojo. Jis nežinojo, ar jo kojos atlaikys, bet jos vos atlaikė. Jis ieškojo aplink save nuolaužų tamsoje, kol rado metalinį kirtiklį, maždaug mažo skirvio dydžio, skirtą kalti į sušalusią žemę. Iš esmės tai buvo rankinis smaigas, kurį jis galėjo įkalti į kietą ledą ir vilktis pirmyn. Jis sugniaužė jį rankoje ir vien gravitacijos ir valios, kuri dar buvo likusi jo kūne, vedamas, Antonas pradėjo judėti. Vieta, kurioje jis nukrito, nebuvo pažymėtas takas, todėl ten nebuvo jokių orientyrų ar šviesų. Tai buvo laukinė kalno vieta, kur stačias sniegas perėjo į birius akmenis, o tada vėl į stačią sniego dangą. Ir prisiminkite, tai buvo 10 vakaro. Taigi buvo visiškai tamsu. Jis visiškai nežinojo, kur tiksliai yra, bet buvo visiškai tikras, kad kelias yra žemiau. Jis žinojo, kad reikia judėti žemyn ir galiausiai kalnas nusileis į slėnio dugną, kur driekėsi SR-20. Jis nenavigavo, jis tiesiog sekė tą žiaurią logiką. Bet jūs turite įsivaizduoti jo tikrąją padėtį ant šio kalno. Jis negalėjo tiesiog atsistoti ir eiti. Šlaitas buvo per daug status, o jo kūnas per daug sužalotas. Jis neturėjo virvės nusileisti. Vietoj to jis turėjo atsisukti į kalną, prispausdamas krūtinę prie šalto sniego, kad jo svorio centras būtų kuo žemiau. Naudodamas ledo įrankį, kurį rado nuolaužose, jis iš esmės atbulomis ropojo žemyn kuluaru. Džis smigdavo aštrų metalinį kirtiklį į ledą virš savęs, nuleisdavo batus keliais centimetrais žemyn, atsargiai perkeldavo svorį, tada ištraudavo įrankį ir vėl kartodavo tą patį. Vėl ir vėl, vis žemyn ir žemyn. Kai staigus sniegas pagaliau baigėsi ir kalnas išsilygino ties miško riba, lengviau tikrai netapo. Nebuvo jokio tako, kuriuo būtų galima eiti. Jis turėjo vilktis per aštrius laisvus akmenis ir aklai klampoti per tankius, sunkius krūmynus bei nuvirtusius medžius. Jis visą naktį kovojo su tuo reljefu. Maždaug sekmadienio rytą, apie 7 valandą, jis pagaliau pamatė plokščią, pilką kelio SR-20 juostą, besidriekiančią tarp medžių. Jis to dar nežinojo, bet per tas 8 valandas jis nusileido žemyn ir tempė savo sužalotą kūną beveik 3/4 mylios per atšiaurę aukštikalnių laukynę. Tokioje būsenoje, kokioje jis buvo, tai iš tiesų yra antžmogiška. Kai Antonas pagaliau pasiekė savo automobilį, jis neturėjo nieko, tik sulaužytą kūną ir prislėgtą protą. Jis išsitraukė automobilio raktus iš užtrauktuku užsegamos kišenės ant savo kūno, nes jam jau buvo įprasta laikyti raktus prie savęs ir jau ruošėsi įlipti bei važiuoti, kai pastebėjo kažką, kas, tiesą sakant, beveik privertė jį sušukti iš nusivylimo. Jo padanga kažkaip buvo nuleista. Beveik bet kurioje kitoje istorijoje čia išgyvenęs žmogus palūžta. Jie atsisėda ant buferio, užsimerkia ir leidžia hipotermijai užbaigti darbą. Tačiau Antonas sugebėjo atidaryti automobilio bagažinę, rasti domkratą ir atsarginį viniratą ir tikriausiai rankomis, kurios jau buvo sustingusios į nagus, pakeitė tą padangą. Džis sėdo už vairo, pasuko raktelį ir nuvažiavo ieškoti pagalbos.
Trauminis smegenų sužalojimas visiškai sutrikdė jo erdvinį suvokimą. Jo pasimetusios mintys automatiškai nukreipė jį namo į Sietlą vakaruose. Taigi, užuot važiavęs 15 mylių į rytus link Mazamos miestelio, kur galėjo gauti skubę pagalbą, jis iš tikrųjų nuvažiavo 40 mylių į vakarus. Jis nežinojo, kad važiuoja ne ta kryptimi ir niekas jo nepataisė. Vienu momentu jo dėmesys susilpnėjo ir automobilis vos neatsitrenkė į betoninį tiltą. Antonijus net nekrūptelėjo. Jis buvo keleivis kūne, kuris iš esmės jau geso. Jis tiesiog pakoregavo vairą ir toliau važiavo. Jis tiesiog veikė automatiškai. 7:30 ryto jis pagaliau pamatė Seattle City Light objekto šviesas mažame New Halem miestelyje. Tai viena iš paskutinių vietų Vašingtone, kur vis dar veikia taksofonas. Jis pasistatė automobilį, surado telefoną ir surinko 911. Kai skambutis buvo sujungtas, jis pirmiausia atsiprašė dispečerės dėl savo balso. Tada jis pasakė, visa mano komanda nukrito. Mano veidas labai sumuštas. Mano rankos ir mano sonkauliai. Vos galiu kvėpuoti. Bet jaučiuosi gerai, turiu omenyje, man nereikia skubios pagalbos. Vyras turėjo lūžusią kaukolę, sulaužytus šonkaulius ir galbūt vidinį kraujavimą, o jo nuoširdus vertinimas buvo, kad jis nemanė, jog jam reikia skubios medicininės pagalbos. Tai gali skambėti neįtikėtinai ar net didvyriškai, bet būtent tai buvo aiškiausias įrodymas, kaip arti Antonas buvo nuo galutinio išėjimo iš šio pasaulio. Matote, po rimtos galvos traumos egzistuoja reiškinys, vadinamas laikino pagerėjimo laikotarpiu. Tai bauginantis laiko tarpas, kai pacientas atrodo visiškai gerai, nors vidinis kraujavimas didina spaudimą, kuris galiausiai jį pražudys. Antonas nebuvo kietas ar bandė būti herojumi. Jo smegenys tiesiog buvo hiperfokusuoto šoko būsenoje, apsaugodamos jį nuo realybės, kad jis miršta. Kai pagalba atvyko į Seattle City Light objektą, jie nerado to žmogaus, kuris telefonu sakė, kad viskas gerai. Jie rado vyrą, kurio veidas buvo kruvinas ir nusėtas mėlynėmis, o iš ausų vis dar tekėjo skaidrus skystis, nedejotinas kaukolės pamato lūžio požymis. Jis buvo nedelsant sraigtasparniu nugabentas į Harborview Medical Center, kur paaiškėjo visas jo sužalojimų mastas. Antonui buvo nustatyta didžiulė epidurinė hematoma. Pratrūkusi arterija pumpavo kraują į siaurą tarpą tarp jo smegenų ir kaukolės, o spaudimas jo galvoje buvo toks didelis, kad tai jautėsi fiziškai. Fiziškai stumdė jo smegenis iš centro. Jis buvo vos per kelias minutes nuo neišvengiamos mirties. Gydytojai tiesioginė prasme turėjo jį panardinti į dirbtinę komą, kad sustabdytų kraujavimą prieš atlikdami skubes operacijas. Anton buvo ant ribos tarp gyvybės ir mirties kelias dienas, bet jis išgyveno. Jis praleido 6 dienas Harborview ligoninėje, kol buvo išrašytas tolimesniam gydymui. Jis buvo vienintelis išgyvenęs. Kai jis pakankamai atsigavo, kad galėtų kalbėti, jis susitiko su miškų tarnybos tyrėjais ir aptarė, kas iš tikrųjų įvyko. Ir greitai tapo akivaizdu, kad tai, kas ten įvyko, yra pasakojimas apie tai, kas vyksta žmogaus galvoje, kai nuovargis, pasitikėjimas ir laiko spaudimas susilieja pačiu netinkamiausiu momentu. Pirmiausia, 4 alpinistai buvo draugai. Kai sudėtingame kalne esi susirišęs virve su kitu žmogumi, ta virvė tarsi sako, patikiu tau savo gyvybę. Po daugelio draugystės metų ir 11 valandų sunkaus kopimo, tas pasitikėjimas buvo užsitarnautas vėl ir vėl. Taigi, kai jie rado tą surūdijusį pitoną, niekas nieko nesakė, ne dėl aplaidumo, o dėl pasitikėjimo. Jie iš esmės pagalvojo, jis apžiūrėjo, jis žino, kaip atrodo geras tvirtinimo taškas, jei būtų buvę blogai, jis būtų pasakęs. Anton ypač pasakė tyrėjams, kad jis manė, jog arba Timas, arba Višnu, labiau patyrę vyrai, buvo įvertinę tą tašką. Labai lengva sėdėti šiltame, saugiame kambaryje ir sakyti, kad vienas greitas papildomas tvirtinimo taško patikrinimas būtų juos išgelbėjęs. Tačiau tai visiškai ignoruoja tos sienos realybę. Jie jau 11 varginančių valandų kovojo su gravitacija. Jų kūnai buvo nualinti, krito sniegas, o tamsa arpėjo. Tas vienas surūdijęs pitonas tuo metu buvo jų paskutinė viltis grįžti namo. Ir kai jis neatlaikė, 3 vyrai žuvo. Štai kas, kiekvieną mėnesį aš kuriu vieną vaizdo įrašą tik Patreon rėmėjams. Įspėjimai buvo. Jūs to niekur kitur nepamatysite. Jei jums tai įdomu, nuorodas rasite aprašyme. Yra dar vienas dalykas, kurio valdžios institucijos negali suprasti apie šią avariją. Kaip Antonas išgyveno.
Kaip žmogus gali nukristi iš 40 aukštų dangoraižio aukščio, vartytis per granito ir ledo mėsmalę, pabusti su skylute kaukolėje ir tada atlikti ištvermės žygdarbį, kuris palaužtų profesionalų sportininką. Miškų tarnybos ataskaita tiesioginė prasme neturi atsakymo į tai. Jodže rašoma, nėra jokių aiškių požymių, kaip 4. alpinistas išgyveno kritimą, nes 1., 2. ir 4. alpinistai visi krito iš to paties aukščio ir buvo panašiai pritvirtinti prie kablio. Miškų tarnybai jie buvo tik numeriai, bet iš tikrųjų žmonos ir motinos laukė, kol jų vyrai ir sūnūs sugrįš namo ir kartu su jomis švęs motinos dieną. Ataskaitoje iš esmės buvo teigiama, kad pagal visus duomenis Antonas neturėjo išgyventi. Tačiau kai atsukė atgal tą žiaurų kritimą, vienintelis paaiškinimas yra tas, kad neįtikėtinai sėkmingų aplinkybių virtinė kažkaip išgelbėjo jam gyvybę. Pirmiausia, griovos, į kurią jis įkrito, forma. Nors tai buvo 400 pėdų kritimas, Antonas nesitrenkė į kalną kaip stiklinis butelis į šalivetvį. Ankstyvo žiemos sezono kuluaras yra maždaug 45 laipsnių kampu. Dėl to nuolydžio jis slydo ir vertėsi krisdamas. Kiekvieną kartą, kai jo kūnas kliudydavo sniego sankaupą ar slyzdavo per ledo lopinėlį, kalnas jį lėtino ir mažino pagreitį tūkstančiais mažų būdų, o ne vienu staigiu smurtiniu sustojimu. Dar yra ir pagalvė. Prisiminkite, tai buvo gegužė, kalnas buvo giliai atitirpęs, šlapęs, tad tai nebuvo sausio kietas ledas, kuris lūždo kaulus vos prisilietus. Sniegas ant kalno šlaito buvo sunkus ir minkštas. Taigi, kai Antonas pagaliau pasiekė tą 400 pėdų kritimo dugną, jis nesitrenkė į plytų sieną. Jis trenkėsi į didžiulį, šlapę pavasarinio sniego čiužinį. Ta sniegas susispaudė po jo svoriu ir sugėrė kinetinę energiją, kuri būtų sunaikinusi jo vidaus organus, jei jis būtų nukritęs ant sausų uolų ar sušalusio ledo. Dar buvo ir pats raizginys. Antonis pabudo įsipainėjęs į virvių ir įrangos tinklą. Nors virvė ir nutempė visus žemyn, ji galėjo būti būtent tai, kas išgelbėjo jį gyvą, nes veikia kaip chaotiškas, didelės trinties stabdomasis parašiutas. Kitų 3 alpinistų svoris veikė kaip mechaninis stabdis Antonui, sulėtinęs jo kritimą tiek, kad jis galėjo sušvelninti smūgį. Tačiau labiausiai neįtikėtinas dalykas, kuris tą naktį jį išgelbėjo, buvo šaltis. Kai Antonas atgavo sąmonę 10 val. Vakaro. Jis jau buvo ištiktas hipotermijos. Paprastai tai yra mirties nuosprendis, bet vyrui su įtrūkusia kaukole tas šaltas oras sumažino jo kūno temperatūrą, o tai sulėtino medžiagų apykaitos procesus, dėl kurių greitai tinsta smegenys. Tai iš esmės veikia kaip ledo kompresas jo galvai pakankamai ilgai, kad jis surastų tą telefoną. Tai neįtikėtina, kai pagalvoji. Kiekviena iš šių sąlygų atskirai tikriausiai būtų jį pražudžiusi. 2025 m. gegužės 10 d. jie jį išgelbėjo. Kai žurnalistas paklausė Antoną, kaip jam pavyko išgyventi, jis atsakė, laimiai aš išgyvenau. Nieko ypatingo nepadariau, man tiesiog pasisekė. Pasisekė. Na, galima ir taip pasakyti. Šią draugų grupę senkančio laiko spaudimas apakino ir jie nepastebėjo lemtingos klaidos. Tačiau šis kitas alpinistas yra vienas tiksliausių ir labiausiai apsėstų alpinistų žmonijos istorijoje. Jis išgyveno vieną iš mirtiniausių uolų sienų Žemėje. Jis netgi išgyveno smurtinę minę, bandžiusią jį nužudyti ledo kirtikliais, 23 000 pėdų aukštyje. Vieną rytą jis išėjo iš savo palapinės lengvam apšilimui 9 000 pėdų aukštyje. Tai, kas nutiko toliau, visiškai nesuprantama.